Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mes, kaip matote, Klaipėdoje, mažųjų laivų uoste. Laivas pasiruošęs plaukimui ir šiandien mes kartu su Audrium Jakštu bandysime atidarinėti rudeninį menkio žūklės sezoną Baltijos jūroje. Pasiilgom, iš tikrųjų išplaukėm per metus porą kartų, pavasarį, rudenį. Ir šiandien, manau, viskas bus įdomu, to labiau kad uostas. Kaip matote, gyvas, begalė jachtų, kruizinių laivų ir visada tokia kelionė laivais į jūrą palieka gražių įspūdžių. Tikiuosi, tokių turėsit ir jūs mūsų šioje laidoje. Sveikas, Audriau. Sveikas, Pauliau. 100 metų nesimatėm, ne? Pats metas pradėti rudeninės menkės žūklės. Laukiam. Laukiam visi ir... Man atrodo, jau sulaukėm. Jo, aš galvoju, kad viskas bus gerai, tai labiau be Audriu šiandien su mumis Eugenijus, kurį aš jau prigazdinau vakar, kad jam bus bloga jūroje, nes jisai vieną kartą tik joje buvo. Ir naujokam sekasi, pažiūrėsim, ar pasiteisins tą taisyklę. Į Baltiją. Pasikalbėjom su Audriu. Audrius sakė, kad geriausias menkės kibimą turėjo sekmadienį. Šiandien mes turim trečiadienį. Ir sakė, kad menkių būriai jau atrasti iš principo, laivų, kurie užsiminėjo tą žūklę. Nėra dar pačios didžiausias menkės, bet su kiekvieną dieną jos bus didesnės ir kas svarbu, kad nereikės gaudyti labai giliai. Dažniausiai rudenį kažkur mes plaukiam ten tolinį, inkarinę, į Savartyną vadinamą, ten kur 50 metrų gilio. Dabar sakė apie 30-32 metrus giliuose stovi žuvis ir pažiūrėsim, kaip iš tikrųjų bus. Svarbiausia, kad nereikės sunkių ir galingų žūklės įrankių, o lengvais, kad ir nedidelę menkę žvejoti, aš manau, bus labai įdomu. Tai Eugenijau, tu antrą kartą jūrai gyvenime. O pirmą kartą, sakėjai, patiko? Ne. Kodėl? Banga buvo, blemba, užsupo, tai miegojau. Miegojai? Miegojau. Būna taip, jeigu didelė banga, žmonės miega, bet tai dar jeigu miegoja, dar neblogai, žinau, kiti ir nemiega tuo metu. Aš tikiuosi, kad šiandien tu turėsi gerą žūklę, nes bangos tikrai, bent jau praneša oras, kad nebus labai didelės. Nu, tikiuosi. O iš katerį žvejoti, žinok, ne iš laivo. Daug greičiau viskas sukasi, juda ir nėra to tokio, kad užsibuotų negavai. Bet dėl viso pikto būk pasiruošęs. Ačiū. Prašom, mes kaip geri draugai visada galim tau patarti. Jeigu ką, čiulk bambonkės ir valgyk obuolius, labai padeda. Nu ką, Audrius atlėkė čia kaip uraganas ir mes ruošiam savo žūklės įrankius. Sakė, kad nereikės čia ypatingai didelių svorių, tai renkiamas pilkerių 70-80 gramų. Ir aišku, šiandien mūsų tikslas išbandyti, kaip jau sakiau šiemet, ar valgomas gumas ryja menkės. Man tai žiauriai įdomu. Lucky Jonas pirmą kartą šiemet mano rankose bus jūroje ir pažiūrėsim, kaip visa tai bus. Aš manau, bus viskas įdomu. Be galo. Menkės guma. Valgomos gumos stebuklai. Strimelė. Debiutas. Debiutas. Valgomos gumos debiutas Baltijos jūroje, o pas Audrių debiutas rimtesnis, matau.
Plekšnį. Vo. Iš šono. Aš čia šiandien iš viso gaudau kažką, kol kas pati pradžia žvejybos labai egzotiška. Audrius sakė, duodi tu čia tai. Atvažiavau menkių gaudyti, o aš prašau strimelėje, prašau plekšnę. Aš galvoju, kad dar ką nors šiandien pagausim. Tokia, Audriu, ką dar galim pagauti? Dar ką, velnio gali pagauti? Nu ne, velnio nenoriu. Vėjažuvė. Va, vėjažuvė jau įdomu. Atsidariau. Menkutė. Žuvytė. Va, Daiva. Gera pradžia, pusė darbo. Audrius sakė, užtiek čia Kaukorskai gaudyti nesąmonės. Suvat buvo Audrius, Menkė jau mes pamatėm, kad yra. Aš tai pamačiau, kad yra dar kitos žuvies ir dabar jau sakė viskas. Saulytė pakyla, plaukiam ieškoti rimtesnės žuvies. Pasiimkit savo žuvį ir pozuokit dabar. Gerai. Šaunuolis. Pilkerius tai mes keičiam, dėl to mes jų turim nemažai. Šiandien, nes viskas labai priklauso nuo dreifo ir nuo gylio. Jeigu nusiramina vėjas, užtenka 50, 70, 80 gramų. Jeigu vėl staiga pakyla arba mes pasitraukiam kažkur tai tokia, kur daugiau bangos, nes Audrius šiandien be sustojimo keičia vietas ir viskas gerai, tik dėl to pagaunam, nes girdėjom, kiti laivai neypatingai kažką tai šiandien gauda. Ir jauti, jeigu dreifas padidėja, tai iš karto keiti tiesiog sunkesnio pilkerio, kad vis dėlto įstačiau būtų, kad vėl taip dreifas labai nekeltų į viršų, neštų, nereikėtų labai daug atleidinėti valą. Nes kuo geresnis kontaktas, kuo dažniau jauti dugną, iš principo, tai ir tas kibimas daug aiškesnis, net pilkeris, kai trinkteli į dugną, porą kartų pakeli, tada jau nebeduodi jam trinktel, paleidži, jisai prie padugno dirba ir kimba.
Tai va, kaip tik pasiteisino pilkerio pakeitimas, nes iš tikrųjų prieš tai su lengvesniais gaudėm padidėjo dreifas ir tas tiesus tuksenimas į dugną. Eugenijus irgi įsidėjo tokį patį. Ir irgi va, vanoja. Žodžiu, pilkerių reikia turėti vėlgi variantų ir spalvų ir svorių, nes taip su vienu atvažiavęs čia su švinuku kokiu baks neišeis. Pagaliau seneliui pasisekė. Nors tai ne bangytis, bet baltės menkės. Tai va, pirma tokia mūsų dalis. Aš galvoju, kad viskas čia gerai toj Baltijai. Po truputį įsibėgėjom. Aišku, kai visada įvairios labai žuvis, man bet jau šiandien kimba. Nebejoju, kad viskas bus tik geriau ir geriau. Ir kaip matėte, apie pilkerius jau pakalbėjau, kad atsirinkome ir dydžius, kuriuos iš tikrųjų reikia keisti. O antrą dalį padirbėsim su gumom. Ne veltui mes sakėm šiandien, kad dirbsim su Lucky John ir tai, kaip matėte, dirbam, keičiam ir anių kimba. Bet manau, reikės atrasti tą vieną gerą spalvą, ne veltui mes jau čia visą kalną turim, kuris sudirbs. Tuo aš tikrai nebejoju. Susitiksim po pertraukos. Nu nieko nebūčiau padėkėjęs, kad taip gali. Ant gumos, kad skirtinga guma gali kažkiek tai skirtingai vilioti tą menkę. Pasirodo. Jo, taip yra. Nu va, Eugenijus atrodo jau atrado gumą, kurią mes šiandien gaudam. Ir aš sakiau, kad būtent va, šitas modelis... Spalva tai Green Pumpkin. Šitas modelis toksai grinai dropshotinis. Jo. Apie jūs mes šiandien būtinai apie gumos pakalbėsim, bet va jau trečia žuvis, būtent ant gumos. Šitas uodegytė man, žinai, užsimesdavo. Jo, ir šitie tas virpesys matyt labai tinka. Toks lėtas, ramus, menkinis. Yra. Apa ir man dublis. Vakariškai geras užėjimas, teisingos. O, pagaliau. Pala kablių reikia. Ne, paleisim. Ta prasme reikia kablių? Taip ne? Nu, iškelis. Gerai kibus. Va. Čia jau viskas. Nu gerai, palauk, dar savo ištrauksiu, pažiūrėsim. Čia makikienė jau. A tave didesnė, bet pas mane už tą dvi. Makikienė. A tai va. Va šitaip. Tai. Ir va, pasikeičiau valgomą gumą kaip Eugenijus, tik tai sašedą, tik tai pasikeičiau į skaidrą spalvą. Nu, prašau. Jo, o kapitonas nevalgomą naudoja ir jiem nekimbantus. Gaudriau ant savo pilkeriukų pagauni gerųjų. Jinai, matai, jinai grinai dropshotinė yra, be jokių degėlių, be jokių twisterių, matai. Ir jos spalvos tokios labai artimos žuvelės. Tokios jo. Mes eksperimentuojam visada. Su vienom gumom kaip pagauni, viskas aišku, kad jos dirba, tada galim bandyti kitas ir formas, ir spalvas. Nes jau žuvies pagauta, gal pasiteisins. O gal reikės ir grįžti atgal, niekas nežino. Tam ir yra tų gumų kalnas sugalvota, kad atrastum tos dienos.
Aišku viena, kad šedai dirba čia idealiai. Dropshotinė guma jūrai liuks. Nu, nerealu, žinokit. Kai va tai va kimba ir gaudai su lengvai žuklės įrankiais, kad ir tas menkės, ne tos pačios didžiausios, kurios čia gaudys Audrius spalio mėnesį, lapkritį ir iki pat naujų metų, jeigu jūra leis. Bet lengvų įrankių pintuvalu, kai sega, ten atrodo milžinas kažkoks anam gale. Nutraukti visada žuvį ir žvejoti jūrą ir vėl už to vat valgomą guminuką. Blemba, aš jį pirksiu. Audrius sako, blemba, aš jį pirksiu. Bet va, viskas yra tik įrodoma, kad vėlgi bet kokio žvejybai gali būti kūryba. Laikit, Džonas gali puikiai dirbti ir tokio žvejybai. O tai jau yra gerai. Ta mes ir eksperimentuojame. Nu blemba, jeigu bus ant to guminuko, tai aš nusiimu kepurę. Iš tikrųjų netikėjau, kad gali būti koks skirtumas. Jo! Ant guminuko. Ant guminuko. Jau blemba, iš tikrųjų, dabar jau įsitikinau. Tai nusiim kepurę, taigi nusiimsim kepurę. Matai, Audriau, kiekviena žvejybai galim kažką atrasti įdomaus ir naujo. Nors atrodo, kad 15 metų, 20 jau plaukiai, bet va, kažkoks ateina parsakas, kažkokią gumą įkiša. Bet faktas. Ką, viskas čia aišku, kaip matėte, viskas buvo labai gerai, žvejyba gavosi ir būtent tada, kai žuvis ne per stipriausiai ir kibo ir iš tikrųjų sudirbo mūsų gumos, kurias mes jau tikrinam mešeriams, tarkim, aišku, dar laukia lydeko laikas, menkiam, jeigu Audrius nusiėmė kepurę, sakė, haha, tai viskas gerai. Vadinasi, Džonas yra laimingas ir sėkmingas. Aišku, jeigu atvažiuosite į jūrą, jeigu gaudysite iš katerius, tenkitės gaudyti lengvesniais žuklės įrankiais, daugiau malonumo. Ir kaip matėte, šiandien pakankamai mes jo daug turėjom, taip kad viskas gerai, aš galvoju, kad metas į krantą. O kol mes plauksime, tai būtinai dar pažiūrėkite apie rudenį, artėja ruduo, reikia gerų aprangų ir Eugenijus kaip tik buvo Salmo parduotuvėje Klaipėdoje, Baltijos prospekte, kurie visi puikiai žinote, ir ten kaip tik kalba buvo apie tai, kuo rengsimės rudenį. Mes į krantą, o prie krante būtinai dar pakalbėsime apie akciją Lašiša, kad jūs žinotumėt, kokios yra žuklės taisyklės, kokios prasidės netrukus ir kur kaip negalima žvejoti, ir apie jūrinės žuklės varžybas. Taigi, šiemet kompanija Norfin pristato naują kostiumą. Pirmas Norfino pagamintas kostiumas, sakykime, demisezoninis, kuris tiktų vėlyvam rudeniui, ankstyvam pavasariui, bei taipogi žiemai. Kuo jis ypatingas? Tai viena rimčiausių membrana, aplamai vienas rimčiausių, ką turi Norfin. Atsparumas vandeniu yra 10 000, kvėpavimas 8 000. Parametrai tikrai galingi ir jau stichija nebaisi, nei lietus, nei vėjas. Kuo jis pasižymė? Jisai pasižymė puikiu dizainu, yra dviejų spalvų, juodas ir raudonas.
Yra dviejų dalių, tai yra kombinezoninės kelnės aukštos su įvairiais prisitaikymais prie dydžio, įvairiais būdais gali prisitaikyti prie savęs. Patogus gobtuvas, nevaržantis judesių. Yra šviesą atspindintys elementai, kas irgi aktualu. Ir jisai lengvutis. Lengvutis tai yra privalumas tiem, kurie žvejos žiemą, žvejos aktyviai, žvejos varžybose, galbūt žvejos su avižėle ar su balancyrais. Galbūt netiks tiem, kurie nori sėdėti ant karščio ar ant stintų. Tiem galbūt reikėtų šiltesnio rūbo, bet šitas tikrai aktyviam žvejui bus puikus kostiumas. Kaip matot, dar ir skirtas ir rudeniui, tai yra didelis atsparumas vandeniui, bei taipogi užtrauktukai atsparos lietui. IKK užtrauktukai yra tikrai geriausi, dedami į pačius geriausius kostiumus. Taigi, pašiltintojas taipogi ne bet koks, o kompanijos 3M, pačios inovatyviausios pasaulyje kompanijos, pavadinimu Holofil. Taigi, kombinezonas tikrai puikus ir jau sužvarbus galima jau ir dabar štai jūrą plaukti ar lašišaut. Viskas šiandien mes krante. Ačiū Eugenijui, ačiū Audriui už gerą kompaniją. Šiandien turėjom gerą laiką. Kaip matėte, menkių žvejybą galima jau drąsiai pradėti, iš tikrųjų kimba. Vėlgi reikia pagalvoti, kaip ją pradėti. Na, o dabar apie akciją Lašiša 2013. Noriu priminti visiems, kad nuo rugsėjo 15 dienos daugelį upių reikia įsigyti žūklės licenzijas. Kodėl? Todėl, kad atplaukia į upes tokias kaip Nemunas, vėlgi Neris, Šventoji, Aukštaitijos, Šventoji, čia pačios Žemaitijos, Minija, Dvivirža, Lašišas ir jas galite nuo rugsėjo 15 dienos tik su licenzijom. Taip, kad turėkite omeny, nes baudos pakankamai didelės. Dabar viena lašiša, jeigu jūs neturit licenzijos, kainuoja 2000 litų, jeigu tai yra ichtiologinis parkas, kaip yra Minija, Dvivirža, tai dauginasi iš 3. Tai bauda 6000 litų už lašišą be licenzijos. Įspūdinga, bet tik taip mes galėsime išsaugoti. Ir šiemet gamtosauga, kaip supratau, dirba nuo pat pavasario, nuo žiemos labai įspūdingai, taip kad rudenį tikrai bus didelė labai kontrolė. Turėkite tai omeny. Daugiau skaitykite taisyklės, žvejų mėgėjų, pamatysite, ten viskas parašyta ir upių ruožai. Mums iš tikrųjų dabar sunku jas visus išvardinti, bet praktiškai visose įdomesnėse upėse dabar licenzinė žvejyba. Nepamirškite to, būkite protingi ir aš manau, kad rudenį tikrai pagausit lašišo ir turėsite begalinio džiaugsmo traukdami jose meškerę. O mes dar norime priminti, kad rugsėjo pabaigoje vyks jūrinės žūklės varžybos nuo kranto. Čia bus iš tikrųjų gražu, įspūdinga ir žmonės ten žvejos plekšnės nuo kranto. Labai gražiai, Neringos gamtoje, būtinai dalyvaukite, turi būti gražu, įdomu ir visiems jums turi tai patikti. Daugiau apie varžybas skaitykite Žvejo Tribūna LT. Viskas šiandien. Ačiū jūrai, ačiū kompanijai. Mes atsisveikiname lygiai už savaitės. Nei žvyno jums, nei uodegos.